Viduramžiais vyravo du architektūriniai stiliai – romanika ir gotika. Iš pradžių susiformavo romanika. Jos susiformavimą lėmė dažni karai, kurie skatino statyti stiprius pastatus. Būstus, kurie vykstant suirutėms taptų saugiomis tvirtovėmis, saugančiomis nuo priešų. Romaniniam architektūros stiliui darė įtaką romėniškos ir bizantiškos architektūros elementai. Pastatai dažniausiai būdavo statomi iš tašytų akmens luitų, kurie būdavo pilkos spalvos, pastatams suteikdavo niūroką išvaizdą. Kai kurie šio stiliaus bruožai būtų tokie. Pirma, pastatai būdavo statomi masyvūs su storomis sienomis. Antra, jiems būdavo būdinga pusavolės arkos. Trečia, maži siauri langai, taip pat cilindro formos bokštai. Kalbant ne apie visus romaninio stiliaus pastatus, o konkrečiai apie bažnyčias, dar galima išskirti jų bruožą. Jos dažnai būdavo statomos kryžminiu planu, su gale pasibaigiančiu pusavaliu išlinkimu apsida, bei orientuotas į rytus, Jeruzalės pusės link. Kalbant apie skulptūrą, galima tik paminėti, jog romanikoje jos buvusios nenatūralių proporcijų. Daiktų ir žmonių dydžių santykiai priklausė nuo hierarchijos. Tai yra, kuo reikšmingesnės būdavo figūros, tuo jos būdavo daugiau išdidinamos. Keli žymus šios stiliaus pavyzdžiai Europoje. Cluny abatijos bažnyčia pradėta statyti XI amžiaus pabaigoje, o baigta XII amžiaus pradžioje Prancūzijoje. Antras žymus romaninio stiliaus pastatas šioje šalyje – Šventosios Marijos Magdalietės Vezelė abatijos bažnyčia, statyta apie 1104–1132 metus. Tuo tarpu Italijoje garsus romaninio stiliaus pavyzdys yra Pizos bokštas, gausiai lankomas turistų kartu su šalia esančia Pizos katedra. Laikui bėgant įvyko pokyčiai architektūroje ir kitose meno šakose. X–XII amžiuje vyravusi romanika vakarų Europoje pamažu buvo pakeista gotika, meno stiliumi paplitusiu didelėje Europos dalyje nuo XII iki XVI amžiaus. Šios stiliaus susidarymą sąlygojo stiprėjanti pasaulietinė valdžia, tai yra įvykusi centralizacija, lėmusi stabilesnę padėtį, sumažinusi karų skaičių. Tvirtovės nebebuvo tiek jau reikalingos apsiginti kiek anksčiau, be to augo ir suklestėjo miestai bei tobulėjo statybos technikos. Tai lėmė gotikos architektūros dailės plėtimą. Gotikos esminiai bruožai būtų tokie. Pirma, pastatai buvo aukšti. Antra, dominuoja vertikalios linijos, pabrėžiančios kilimą į dangų, tarsi artėjimą link Dievo. Trečia, dėl pastatų vertikaliosios projekcijos jiems buvo būdinga ir į viršų smailėjančios arkos. Ketvirta, pastatams, ypač bažnyčioms, buvo būdingi vitražiniai dideli langai ar rozetė, didelis apskritas giliai žiedo pavidalo langas. Kalbant apie gotikinės skulptūras, galima paminėti, jog jos skiriasi nuo romaninių. Buvo stengtasi žmones vaizduoti tikroviškai ir išraiškingai. Du žymus šios stiliaus pavyzdžiai Europoje. XIII amžiaus Reimso katedra pastatyta Prancūzijoje bei Vokietijoje esanti Kelno katedra. Kalbant atskirai apie LDK ir į ją atkeliausius meno stilius, galima tik konstatuoti, jog romaninio stiliaus pastatų kunigaikštystėje nebuvo pastatyta. Tik slavų gyvenamosiose teritorijose buvo išplitęs bizantinis meno stilius, jo architektūra. Tuo tarpu gotikinių pastatų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje atsirado jau XIII amžiuje. Tai buvo pirmosios mūrinės LDK pilys, bet sparčiau šis architektūros stilius pradėjo plisti Lietuvai priėmus krikštą po 1387 metų. Šios stiliaus pavyzdžiai šiandieninėje Lietuvoje būtų
Šventa Onos bažnyčia Vilniuje, Zapyškio bažnyčia, Perkūno namas Kaune bei Trakų salos pilis.